Good. Žiauriai man primena praeitus metus. Aš visąlaik pavasarį pradedu gerti aist, tipo šaltą kavą pradedu gerti vietoj karštos kavos, nes kažkaip pavasaris, vasara, va tas mūdas, aš atsimenu per karantiną išpopuliarėjo šitas receptas į TikTokę, tai žiauriai primena senus laikus ir Panevėžį. Tam, kas naujai šitam kanale, tai labas, aš esu Gabrielė ir esu studentė, man 20 ir tiesiog rodau savo gyvenimą čia, tarp YouTube'o. Jeigu nori, pasiek mane Instagram arba TikTok'e, ten taip pat keliu turinį. Šiandien šiaip veiklos nėra kažkokios labai ypatingos, nes tikriausiai vakare važiuosiu į Panevėžį, į savo gimtinę namo, tai šiandien kažko labai daug neveiksim, bet vis tiek reikia man būtinai pasimokyti, tai tiesiog sėsiu šiek tiek prie kompiuterio, bet vienas dalykas, kurį noriu padaryti. Gerai, čia bus keista ir neatrodo labai estetik, bet aš noriu pasisodinti svogūnus, dėl to, nes aš noriu tų laiškų turėti. Aš vakar nuėjau į parduotuvę ir nusipirkau jau tokių svogūnų, kurie jau turėjo išleidę šaknytes, nes šiaip reiktų nusipirkti paprastą svogūną ir jį įdėti vandenį ir ilgiau laikyti. O aš vakar įdėjau vandenį, kuris per naktį pasidarė žaliuko spalvos, tai įdėjau žodžiu ir jo, pasisodinsim, nes turi šaknytes ir turėsiu svogūno laiškų, man tiesiog cute ant maisto uždėti ir šiaip sveika, tai eisim pasisodinti. Mes čia biškus dabar esam žemai nusileidę, bet jūs nekreipkite dėmesio, žodžiu, mes turime vazoniuką, tarp kurio bus svogūnai mūsų ir turim žemę. Tiesiog paprastų žemių, kur aš gėlės savo sodinu. Aš manau, svogūnams nereikia kažko specifiško. Sraitojam rankovės ir tiesiog įberėme žemę. Čia biški apsišiukšlins, dėl to ir darau ant žemės. Logiška. Tuoj priberiam žemyčią. Matau, kaip byra prapačia. Ratom biški. Šaknis. Dedam. Gal biški per žemai čia jam. Aš nežinau. Bus gerai dabar. Kiek žinau, nereikia jų čia labai giliai kasti. Čia va, 2 svogūniukai. Įdėkim dar biškį žemių ant viršaus. Mūsų svogūnai pasodinti. Kadangi neturiu jokio vazono į ką įdėti, tai aš tiesiog... Kadangi mano grandinėlė nusprendė labai agresyviai tiesiog trankytis į mano mikrofoną, tai garso kokybė ten šudina labai. Tai aš tiesiog voiceoverį padarysiu apie tai, kad pasakiau, kad neturiu kažkokio vazonėlio cute tiems svogūnam, tai įdėjau, matot, tą plastikinę ir tiesiog apsitvarkiau ir papasakau, kaip džiaugiuosi, kad
dabar turiu svogūnus ir kad noriu balkoną susitvarkyti. Nes ten dabar tuščia ir aš norėčiau visai, ką nors ten pasodinti ar savo augalus galėt pavasarį, kai jau bus šilčiau išnešti, nes kol kas to negaliu padaryti, tai jo, ateities planai. Ai, ir jeigu sodinsit, tai nepamirškit padėti, bet nereikia labai daug lieti svogūnų, nes jie gali supūti lengvai, tai tiesiog padėkit ir viskas, tegul būna. Ok, tai va taip atrodo mano svogūnai, čia jie kažkur bus, kažkiek saulytės gaus ir auks, manau. Ir šiek tiek pragražėjo diena, nes šiaip buvo toks cepelininis dangus, o dabar jau gražiau, tai fainai. Iš tikrųjų, man šiek tiek tie mikrofonai, tai soris už garso dabar kokybė. Bet žodžiu, kas žinot, kas ne, aš dar neturiu vairuotojo teisų ir laikausi jau ilgokai. Taip ilgai laikausi, kad man teorija pasibaigė. Teoriją aš išlaikiau iš pradžių iš pirmo karto. Aš nežinau, ar dabar išlaikysiu iš pirmo karto, bet aš labai viliuosi tuo. Ir žodžiu, jo, eisiu dabar mokytis spręsti, kad bilietų, nes reikia pasimokyti, nes greit jau laikysiu. Tai jo, jau užsiknysiu aš su tais ženklais ir taip toliau, nes labai senai mokiausi. Ir tada, žinot, kai laikiau teorijos egzaminą, aš tuo metu mokiausi teoriją, o dabar aš tiesiog vairavimo egzaminams visai ruošiausi. Ir 1,5 metų aš nesirašiau teorijai. Kitas dalykas, nusipirkau, žodžiu, šitos anti-blue screen akinius, kaip matot, jie taip daro su mėlyna. Jie nėra reikalingi sveikom akim. Ir jie išvis nėra reikalingi, nes tipo šitie ekranai naujesnių kompiuterių ir telefonai ypač turi jau anti-blue screen įdėktą. Tai šitas dalykas yra skemas. Anyways, bet kadangi aš jas nusipirkau, tai aš vis tiek jos naudoju. Nes kažkaip suteikia tokį biškį jausmą, kad darbingesnis esi, žinot, kaip užsidedi uniformą arba iš pižamos apsirengi normaliais rūbais ir tu iš karto produktyvesnis tampi. Tai man su šitais sakiniais šiek tiek irgi tas yra, tai, žinot, nusipirkai, tai jau naudosi, tai Gabrielė, bet she is working, einu žodžiu spręst, kad bilietų ir sėkmės man. Žodžiu, aš jau pavargau mokytis, tiksliau, tiesiog reikia jau pertrauką pasidaryti, nes apie 2 valandas čia prie to kompiuterio sėdėjau. Nes ne tik aš teoriją mokaus, bet ir kolegijai, žodžiu, reikia pavalgyti, nes jau kaip ir pietų laikas, pastaruoju metu pietums valgau varškytę. Žodžiu, dar noriu šiek tiek parodyti, kas naujo pas mane kambarį. Ir šiaip, ką nuveikėm, tai buvom kaziuko mugėj. Mama nupirko man tokią cute. Aš neturiu vazytės, tai aš tiesiog ant palangės taip padėjau. Tai paprašiau brolio, o kadangi buvom Vilniuj su šeima, tai paprašiau brolio pakabino man šitą dalyką pagaliau. Tai pagaliau normaliai viskas. Dar nusipirkau naują veidrodį, normaliai su šviesom. Didesnė. Tiesiog aš norėjau didesnio, šitą metalinę, kur prieš tai turėjau, aš parduosiu Vinted. Aš šiaip sakau, planuose yra kažką daryti su balkonu, nes jis nėra didelis, bet vis tiek man norėtųsi jį išnaudoti, nes tikrai labai gražų vaizdą turiu pro langą. Ir norėtųsi ten, ar tai kėdutės bent jau, kad ryte nežinau kavą gert, ar kažko staliukas, abejoju, ar tilps reiktų labai mažą nebent. Gal įmanoma rasti, nežinau. Ir dar norėčiau lentynėlės bent kokios augaliukam. Aš žinau, kad būna tie loveliai tokie, kurie pasikabina. Tai nebent tokį reiktų surasti. Nežinau, man labai miela.
you go? Oh, you know how I've been living without you. Daydreaming on a cloud with you like horizon. With you tonight is on an island. Apsitvarkiau šiek tiek, susidėjau daiktus, kurių reikia, nes vis tiek važiuosiu į Panevėžį už maždaug 2 valandos. Tai jau susidėjau, reiks tai dabar pavalgyti. Kaip ir vakarienė, nedaug tiesiog, nes manau namuose grįšiu vis tiek mama kažkokios valgyti. Can I tell you something? Why is what you pay?